Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovčius, virtuvės šefas ir šiandien laidoje šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime tolimaisiais rytais alsuojantį patiekalą pakora. Pakora! Takata! Sutarkuojame bulves. Bulves nusiplauname po tekančiu vandeniu ir nusausiname ant sieto. Susismulkiname skiltelę česnako. Svogūną susipjaustome pusžiedžiais. Svogūną su česnaku dedame į bulvių masę. Indą beriame kario prieskonius, beriame miltus bei krakmolą. Viską gerai išmaišome su ranka. Pilame šlakelį vandens ir dar kartą viską gerai išmaišome. Masę dedame 20 minučių į šaldytuvą, kad išbrinktų miltai. Įkaitiname aliejų. Stenkitės neperkrauti puodo, nes aliejus gali greitai atšalti. Kol pakora kepa, užsimaišome padažą. Mums reikės graikiško jogurto, šlakelio žaliosios limetos sulčių bei šiek tiek kalendros, šiek tiek druskos ir pipirų. Viską gerai pramaišame. Nuskaniname druską, pipirais, nuskaniname nuostabių padažų, keli lapeliai kalendros. Dar vienas puikus patiekalas ant mūsų stalo. Šiandien tiek, o su manim pasimatysime šviežios idėjos su Lidl per TV3. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.